Gerbiamieji, gegužės pabaiga tradiciškai sukvietė ukmergiškius, jų giminės, svečius į Ukmergės miesto šventę. Tai puikia proga vėl visiems kartu susieiti, pasidžiaugti, įsilieti į bendrą šurmulį, pabendrauti, pasilinksminti, susitikti. Ši šventė čia gyvenančių ir gyvenusių žmonių, jų giminių ir svečių šventė. Čia geras. Buvo iš kelių rūšių, vienos gamybos, daugiau primenančios didelės strėles, nes buvo vadinamos apskrimis, jas laidydavo iš tokių laiminių, prisas. Kuršiai, geresni žmonės, kur gyveno su kaimynais, kurie kiekvienas žarvai yra pavėjiniai, grūdinti, viskas yra taip, kaip buvo, tai ginklai yra neaškus, nes mūsų tikslas jau parodyti gražią bobo ir grūdintis ir labai metų neskaikim paukam. Tas yra nedraudimo. Jeigu dabar perėsim prie kito lietuvių labai mėgto, nes Rungtis baigta, kai abi ribkelės nukrenta ant žemės. Storesnis, kitas plonesnis. Vadinasi, čia jau bus kažkoks klaidos, kurias skaičiuos teisingai.
Sakai, kad aš nemoku būti paprasta. Aš didė esu ir paslaptinga, bet šalta. Kai nesu labai jauna, supras, nemoku. Aš tokia esu, manim labai tikėjai, aš tai neverta. Aš tavęs tik pagailėjau, kai tadai mane. Man patiko būt žinai, tavo žinių, tos sūnus. Nežinau, nemylėjau tavęs, bet tylėjau labai. Man patiko tik būti su tavim, nemylėjau tavęs. Daugiau jau neprašau, gal tavęs nesulaužiau, bet nemylėjau tavęs. Thank you.